Lietuvoje šiemet vėl pasikeitus stojimo į aukštąsias mokyklas reikalavimams, būsimi studentai susiduria su iššūkiais, o tuo pačiu ir naujomis galimybėmis renkantis savo studijų kelią. Kokie yra pagrindiniai pokyčiai ir kodėl kiekvieno studijų kelias yra geras? Apie tai plačiau papasakos SMK aukštosios mokyklos direktorė Viktorija Poluvinskienė. Sveiki, gerbiama Viktorija. Sveiki. Gal ir pradėkime mes nuo tų naujienų. Kokiegi pokyčiai čia pasitiko? Iš tikrųjų, aukšto mokslo sistema keičiasi labai dažnai pas mus ir tai turbūt nėra geras dalykas, bet yra kaip yra, reikia tiesiog prisitaikyti prie situacijos. Tai šiais metais toks pagrindinis pokytis, jis pernai jau vyko, tai kad stojant į visas aukštąsias mokyklas, tiek valstybės finansuojamas, tiek nefinansuojamas vietas, reikia turėti išlaikius 3 valstybinius brandos egzaminus, o tuo pačiu naujiena šių metų abiturientam, jog egzaminai lietuvių kalbos ir matematikos yra laikomi skirtingais lygiais, A ir B lygiu. Ir svarbu abiturientam turbūt žinoti tai, kad tiek A, tiek B lygio egzaminas tinka stojant į aukštąsias mokyklas. Ir tai yra toks lyg tai ir gera naujiena. Tačiau skaičiuojant konkursinį balą, tai turės įtakos jau pačiai konkursiniai eiliai. Todėl laikantiems B lygio egzaminą konkursinė eilė truputėlį gali būti mažiau palanki, bet pats įstojimas į aukštąsias mokyklas yra galimas, jeigu yra išlaikomas A arba B lygio egzaminas. Tai turbūt toks pagrindinis pokytis, kuris lydi šių metų abiturientus. Na taip, jau tikrai daug kas ir apie savo ar ne istoriją pasakoja, girdime įvairius atgarsius, kaip jiems sekasi įstoti, o kokios SMK siūlomos bakalauro programos šiuo metu yra pačios tokios populiariausios, einamiausios. Kągi labiausiai nori rinktis jaunimas? Taip, iš esmės turbūt tiek SMK, tiek kitose aukštosiose mokyklose tendencijos išlieka labai panašios ir tikrai šiuo metu yra populiari labai sveikatos mokslų studijų kryptis, kas yra turbūt ir natūralu, nes mes turbūt visi girdime, kaip trūksta bendrosios praktikos slaugytojų tiek visame sveikatos priežiūros sektoriuje. Tai tikrai džiugu, kad būsimi studentai renkasi šitą studijų kryptį. Tai SMK taip pat yra viena populiariausių studijų programų. Populiarumo nenusileidžia populiarumu ir estetinė kosmetologija. Žinot, senėjančios visuomenės, gražėjančios visuomenės kontekste, tai yra aktuali studijų programa. Taip pat džiaugiamės, jog menų studijų kryptis įgyja vis didesnį populiarumą ir todėl, kad man atrodo, kad tas suvokimas, jog menas kaip veiklos sritis gali būti labai pritaikomas ir šiame dirbtinio intelekto amžiuje, man atrodo, kad menas, kurį kūrė žmogus, taip pat lieka labai aktualus ir džiaugiamės, kad tiek video kūrybos studijų programa, tiek dizaino studijų programa taip pat yra populiarios. Verslo studijų krypčių grupė nepaleidžia to populiarumo ir turbūt norėčiau džiaugtis, jog komunikacija ir marketingas yra tos kryptis, kurios yra tikrai paklausios ir svarbios būsimiems studentams. Džiaugsiuosi, kad SMK aukštoji mokykla turi patvirtinus naują studijų programą, kūrybinis rašymas ir komunikacija. Arti meno, bet tuo pačiu labai kalbanti apie žodžio raišką ir tokia taikoma į rašymą, aš tai pavadinčiau. Ir be galo daugam aktuali. Taip, tikrai taip. Tikrai labai skirtingų sričių, nes tiek žurnalistų sferoje, tiek turbūt bet kur marketinge toks labai pritaikomi įgūdžiai. O ką daryti tiems, kurie, sakykime, gal pritrūko kokio balo stojamojo, ar apskritai net nenori į tą aukštąją mokyklą stoti, bet geros karjeros norėtųsi? Turbūt pats greičiausias būdas įgyti tam tikrų žinių ir kompetencijų yra mokytis profesinio mokymo programuose. SMK aukštoji mokykla, atliepdama tą besikeičiančią situaciją aukštojo mokslo sistemoje, priėmimo reikalavimus, taip pat patį pokytį besimokančiųjų sąmonėje, kad aš norėčiau gal greičiau įgyti tam tikrus įgūdžius, turi profesinio mokymo programų tose kryptise, kurios tikrai yra aktualios. Tai vėlgi komunikacija, sveikatos mokslai, marketingas, menai ir tada galima, labai miksuoti, galbūt įgyti būtent video kūrybos kūrimo kompetenciją, video produkcijos kūrimo kompetenciją ir tą galima padaryti per 6 arba 9 mėnesius. Tai ir po to jau pradėti sėkmingą karjerą. Ir jau turėti įgūdį. Tikrai ir įgūdį, ir jį naudoti ir dirbti, jau tą darbą, kuris yra tau tikrai įdomus, aktualus ir jau konstruoti savo karjerą gana greitai, o vėliau galbūt su tuo pačiu įgūdžiu, norint jau plėsti savo kompetenciją, pereiti į bakalauro studijų programą.
O, tai iš profesinio mokymosi kaip ir yra galimybė, ar ne, pereiti į aukštąjį? Tikrai taip. Be abejo, tos mokymosi sritis turi būti panašios, nors turi atliepti vieną kitą. Ir mes, kadangi tikrai norim konstruoti tą besimokančioje kelią, ir nuo ko mes šiandien pradėjome mūsų pokalbį, kad visi mokymosi keliai yra geri. Ir net jeigu pritrūko 1 balo, arba jeigu net ir taip sąmoningai aš norėčiau greičiau įgyti kompetencijas, tai aš labai noriu visada skatinti visus ir sakyti, kad visi keliai, kuriuos tu be pasirinktum, yra teisingi. Ir tikrai yra visiškai normalu ir puiku pradėti, pavyzdžiui, nuo multimedijos technikos specialybės, pabaigti išmokti montuoti video, o po to galbūt plėsti žinias ir pereiti į marketingo reklamos kūrimo studijų programą, arba galbūt kosmetikos specialybę pradžioje pabaigti ir pasižiūrėti, ar pasimatuoti tą profesiją, ar tikrai jinai patinka, vėliau studijuoti aukštojo mokslo srityje, tai yra mokytis estetinės kosmetologijos. Taip, kad šitie keliai leidžia pasibandyti, pasimatuoti, nesugaišti labai daug laiko, jeigu tas pasirinkimas vis tik galbūt ne iki galo, galbūt teisingas, nežinot, mokymasis dabar visą gyvenimą specialybės galime keisti gana dažnai, bet tuo pačiu ir neprarasti laiko, nes jeigu aš jau pasimokiau kosmetiko, aš tikrai galiu jau greičiau įgyti estetinės kosmetologijos profesinį bakalaurą, dėl to, kad dalis įgūdžių jie atsikartoja. Tai tas yra natūralu ir įgūdžių perimamumas Lietuvoje yra galimas. Ir iš tiesų žmogus gyvena etapas, kaip ir sakote, nori sutobulėti įvairiausiose srityse, tų įgūdžių turėti. O kalbant dar apie mitus, na kaip ir sakom, liktai šiandien jau visiška norma yra profesinis mokymas, bet ar dar tų mitų jūs pati išgirstate ir apie ką jie kalba? Tikrai, tų mitų turbūt dar yra ir turbūt yra tokių keletas svarbiausių aspektų. Pirmiausia, kažkaip yra įsivaizduojama, kad profesinis mokymas kažkoks yra, gal pasakyčiau, žemesnis kelias, ne, arba netoks garbingas tam tikrais atvejais, bet aš norėčiau pasakyti, kad labai svarbu, jog kiekvienas žmogus sąmoningai pasirinktų. Ir jeigu aš turiu norą pradėti ir įgyti kažkokią labai konkrečią specialybę, labai konkretų įgūdį, tą gali padaryti tik profesinis mokymas. Pavyzdžiui, masažuotojo profesijos galima įgyti tik profesinė mokyme. Kitur to padaryti negalima. Todėl tikrai, man atrodo, kad labai svarbu patiems nuspręsti, jog taip, šitas kelias yra teisingas, geras, jis mano kelias. Kas dar yra svarbu, turbūt yra svarbu kalbėti, kad profesinis mokymas sukuria vertę tada, jeigu tu esi tinkamoje aplinkoje. Ir dėl ko mes galvojam, kad SMK aukštojo mokykloje integravus ir profesinio mokymo programas, mes galim suteikti visiems besimokantiesiems tą pačią aplinką. Tai yra, žinot, kolegas, draugus, dėstytojus, kurie dirba ir aukštojo mokslo sistemoje, ir profesinio mokymo programuose. Jie tikrai dalinasi savo patirtimi. Erdvės, įranga, visa tai yra tinkama ir bakalauro studentams, ir profesinio mokymo mokiniams. Todėl labai svarbu, man atrodo, kad ta aplinka, jinai sukuria, formuoja asmenybę, nes, žinot, labai svarbu yra minkštieji įgūdžiai, ne tik profesiniai. Ir turbūt dar vieną dalyką norėčiau pasakyti, kad labai dažnai sakoma, kad jau čia pabaigi bakalauro, jau mokytis profesiniai kažkaip čia nebetinka. Tai aš noriu sakyti, kad man atrodo, kad kaip tik tai yra atvirkštinis turėtų būti kelias ir jeigu mokymasis tą visą gyvenimą, ta paradigma yra svarbi ir pabaigus bakalauro studijų programą kažkada seniau, šiandien visiškai yra tinkama persikvalifikuoti, pasiprinti savo įgūdžius, įgyti naujų įgūdžių, būtent greitai, turbūt bakalaurėme gal nebesinori tiek ilgai mokytis, bet greitai tą galima būtent padaryti profesinė mokyme ir tarp suaugusių profesinis mokymas tampa vis populiaresnis. Na, be abejo, šiandieninėje tokioje visuomenėje ir darbo rinkoje, kuri taip greitai keičiasi dėl technologijų, ar ne, dirbtinio intelekto, daug kitų naujų kažkokių aspektų, tas mokymasis visą gyvenimą tik įgauna pagreitį. Ir pabaigai, kokie būtų jūsų pagrindiniai tokie palinkėjimai jau būsimiems studentam? Žinot, aš visada labai norisi linkėti pasirinkti tą kelią, kurį jaučia širdis. Labai dažnai klausia stojantieji, mokiniai, mes bendraujame, sako, o tai kur čia tau daugiausiai čia uždirbsi, o kur čia tą karjerą geriausiai padarysi? Tai uždirbsi ir padarysi karjerą geriausiai ten, kur būsi profesionalas. Ir jeigu širdis neleis mokyti,
mokytis, ne tik protas, bet ir širdis neįs kartu, tai profesionalų tapti yra labai sudėtinga. Todėl reikia rinktis tą kelią, kuris tau arčiausiai širdies ir tada tikrai tapsi profesionalu ir tada bus ir karjera, ir finansinis paskatinimas, viskas ateina kartu. Tai tiesiog reikia nenustoti mokytis, nenustoti tobulėti ir pasirinkti ten, kur linksta širdis ir nebijoti neteisingų pasirinkimų. Nes jeigu šiandien pasirinkai, atrodo, va taip galvoji, galbūt po kelių metų tu galvosi kitaip, tai visada galima pakeisti ir įgyti naują profesiją, visada galima. Taip kad aš tikrai kviečiu rinktis drąsiai ir rinktis tai ten, kur veda širdis. Nuostabu, tikrai labai jums ačiū, gerbama Viktorija, už pokalbį. To norėtųsi visiems ir palinkėti, to širdies pasirinkimų karjeroje.